Sveiki, šiandienos tema yra panašieji trikampiai ir šiandien spręsime tokius uždavinius, kuriuose jau pasakyta, kad trikampiai yra panašūs. Tai reiškia, kad mums nereikės įrodinėti trikampių panašumo, o iš karto galėsime naudotis panašiųjų trikampių savybėmis. Taigi pradėkime. Pirmas uždavinukas yra testinis klausimas ir pasakyta, kad trikampis ABC yra panašus į trikampį A1B1C1. Taip pat pasakyta, kad AB lygu BC ir A1B1 yra lygu B1C1. Kampas A1 yra 44 laipsnių didumo ir klausia, koks tuomet bus kampas B. Tai visų pirma, mes turime trikampį, kurį galime ir nusipiešti. Tai trikampis bus lygiašonis. Čia toksai trikampio eskizas gal labiau. Taip, tai trikampis bus lygiašonis ir pasakyta, kad AB yra lygu BC. AB yra lygu BC, tai reiškia, kad trikampis yra lygiašonis. Ir ką mes žinome apie lygiašonį trikampį, kad kampai prie pagrindo yra lygus. Tai kampas A bus lygus kampui C ir jeigu kampas A yra 44 laipsniai, tai kampas C taip pat bus 44 laipsniai. Kodėl nebrėžiu antro trikampio? Nes jeigu tai yra panašieji trikampiai, tai mes žinome, kad jų visi kampai atitinkamai yra lygus, tai mums užtenka vieno eskizinio trikampio, suprasti, kas yra kas, ir mūsų klausia kampo B, tai kokio dydžio bus kampas B. Viso trikampio kampų suma yra 180 laipsnių, tai 180 laipsnių atimam du kampus po 44 laipsnius ir apskaičiavę gausime 92. Ir tai ir yra atsakymas, taigi atsakymas yra D. Judame prie kito uždavinuko. Antrasis uždavinukas skamba taip, kad trikampiai KLM ir K1L1M1 yra panašūs ir naudodamiesi brėžinio duomenimis apskaičiuokite trikampio KLM kampų dydžius. Taigi vėl, žinom, jeigu pasakyta, kad trikampiai yra panašūs, tai jų atitinkami kampai yra lygus ir šiuo atveju kampas L bus lygus kampui L1, taigi jeigu kampas L yra 2x dydžio, tai kampas L1 taip pat bus 2x dydžio. Ir kaip dabar mums rasti tuos kampus, tai galim susidaryti tokią lygtį, kad sudėję visus kampus, tai 2x plus 3x plus 4x, sudėję visus tuos kampus gausim 180 laipsnių, sprendžiame A dalį ir galime išspręsti tokią lygtį, išsiaiškinti x ir tuomet įsistatyti ir apskaičiuoti tuos kampus. Tai kaip sprendžiam tokią lygtį? Tai yra paprasta tiesinė lygtis. Tai pradžioje kairėje pusėje sutraukime panašiuosius narius. Tai 2 plus 3 plus 4 yra 9. Tai 9x yra lygu 180 laipsnių. Viską daliname iš to skaičiaus, kur prie nežinomojo, tai daliname iš 9 ir gauname, kad x yra lygus 20 laipsnių. Taigi turime x, tai galime įsistatyti ir kampas L yra lygus 2x, tai yra 2 kart 20 laipsnių, tai apskaičiavę gauname 40 laipsnių. Tuomet kampas K yra lygus 3x, nes kampas K1 taip pat yra 3x, tai ir kampas K yra 3x, nes jie yra lygus. Tai 3 kart 20 bus 60 laipsnių ir kampas M yra lygus 4x, tai bus 4 kart 20
ir 4 kart 20 yra 80. Apskaičiavom, dar galim greitai pasitikrinti, ar sudėję visus tuos kampus 40 plius 60 plius 80 gaunam 180, tikrai taip. Ir galime rašyti atsakymą. Taigi atsakymas būtų štai toks, kad kampas L yra lygu 40 laipsnių, kampas K 60 ir kampas M 80 laipsnių. B dalį galite pasitreniruoti, išspręsti patys. Taigi judame toliau. Trečiasis uždavinukas - trikampiai MNK ir M1N1K1 yra panašūs ir mums reikia naudojantis brėžinio duomenimis apskaičiuoti x ir y reikšmes. Tai jeigu trikampiai yra panašūs, tai mes žinome, kad atitinkamos kraštinės yra proporcingos. Tai ką tai reiškia? Išspręskime A dalį kartu, tai reiškia, kad MN sutinka su M1N1 taip kaip NK sutinka su N1K1 ir MK sutinka su M1K1. Labai svarbu nesumaišyti skaitiklio su vardikliu, tai jeigu skaitiklį rašau pirmojo trikampio, didesniojo trikampio kraštinės, tai apačioje vardiklyje turiu rašyti mažojo. Labai svarbu išlaikyti tą tęstinumą. Ir ką tai reiškia, jeigu mes įsistatysime skaičius, tai kad 5 sutinka su 2,5, taip kaip 8 sutinka su y ir taip kaip x sutinka su 6. Ką galim čia padaryti? Galim suprastinti 5 ir 2,5, tai jeigu aš 5 padalinsiu iš 2,5 gausiu 2, o jeigu 2,5 padalinsiu iš 2,5 gausiu 1, tai matome, kad didysis trikampis yra didesnis už mažąjį trikampį 2 kartus. Jeigu aš padalinu didžiojo trikampio kraštinę iš mažosios trikampio kraštinės, tai gaunu 2. Tai reiškia, kad tas mažiukas yra dvigubai mažesnis už didįjį trikampį. Tai dabar, kaip visada, 105 sprendimo būdai, arba galime mintinai paskaičiuoti, kad y turi būti dvigubai mažesnis už 8 ir gausim 4. Arba galim susidaryti proporciją, kad 2 su 1 sutinka su 8 ir y ir tada išsireikšti y, tai y bus 8 kart 1 padalinta iš 2, 8 kart 1 yra 8, 8 padalinu iš 2 ir gaunu 4 ir lygiai taip pat su x galim padaryti, kad 2 su 1 sutinka taip kaip x su 6 ir tada x yra lygus 2 kart 6 padalinta iš 1, kryžmai taip sudauginu, o iš to, kas liko, padalinu. O čia taip kryžmai sudauginu ir iš to, kas liko, padalinu. Tai 2 kart 6 yra 12, 12 dalinta iš 1 yra 12. Ir išsiaiškinom x ir y. Tai atsakymas A dalies, kad x yra 12, o y yra 4. Štai kaip reikėtų spręsti tokį uždavinuką. B dalį galite pasitreniruoti patys ir judame toliau. Taip, kitas uždavinukas - dviejų panašiųjų trikampių panašumo koeficientas K yra 1,5, o šių trikampių perimetrų skirtumas yra lygus 24 cm.
apskaičiuokite kiekvieno šio trikampių perimetrą. Tai žiūrėkim, kas čia buvo padaryta. Žinom, kad koeficientas k gali būti gautas dviem būdais. Tai vienas būdas yra padalinti dvi atitinkamas trikampio kraštines. Tai jeigu turim vieną trikampį ir kitą trikampį ir šito trikampio kraštinė yra A, o šito trikampio kraštinė yra B ir jeigu aš padalinsiu B iš A, tai gausiu koeficientą K. Bet galima tą koeficientą K gauti ir kitu būdu, padalinus perimetrą. Tai jeigu aš padalinsiu perimetrą pirmo trikampio ir padalinsiu perimetrą antro trikampio, taip pat gausiu koeficientą K. Taigi, kokią mes informaciją dabar turime? Mes turime P trikampio pirmo ir P trikampio antro. Jeigu juos padalinsim, gausim koeficientą K, kuris yra 1,5. Tai jeigu jis yra 1,5, tai reiškia, kad tas pirmas trikampis yra didesnis už antrą trikampį. Nes jeigu didesnį dalinu iš mažesnio, tai gausiu daugiau negu 1, o jeigu mažesnį dalinsiu iš didesnio, tai gausiu mažiau negu 1. Ar ne? Jeigu 3 dalinsiu iš 2, gausiu pusantro, o jeigu 2 dalinsiu iš 3, tai gausiu štai tiek. Tai žinom, kad didesnis padalintas iš mažesnio pagal tą panašumo koeficiento dydį. Ir kas dar yra pasakyta? Pasakyta, kad šių perimetrų skirtumas yra lygus 24. Tai jeigu iš didesnio perimetro atimsiu mažesnį perimetrą, tai gausiu 24. Ir ką mes čia dabar turim? Turim ne ką kitą kaip lygčių sistemą. Tai lygčių sistemą galima spręsti labai įvairiais būdais. Aš pasirinksiu tokį būdą, kad iš pirmosios lygties išsireikšiu P1. Tai P1 bus lygus pusantro kart P2. Išsireiškiau ir dabar į antrą lygtį įsistatysiu štai šitą išraišką. Vietoj P1 įsistatysiu tai, ką čia gavau. Tai vietoj P1 rašau pusantro kart P2 minus P2 ir gaunu 24. Susitraukime panašiuosius narius. Pusantro minus 1 yra pusė. Ir dabar dalinam iš to skaičiaus, kur prie nežinomojo, tai dalinam iš pusės. Ir gaunam, kad P2 yra lygu 48. Tai P2 gavome, dabar galime grįžti į bet kurią lygtį ir įsistatyti 48, tai įsistatykime į antrą lygtį ir gausim, kad P1 minus 48 yra lygu 24 ir iš čia gauname, kad P1 yra 72. Ir galime rašyti atsakymą, kad P1 yra 72 cm, o P2 yra 48 cm. Judame toliau.
Kitas uždavinukas, mums reikia apskaičiuoti trikampio M1N1O1 kraštinių ilgius, jei trikampis MNO yra panašus į M1N1O1 ir turim kraštinių ilgius nurodytus, o ką mes žinom apie tą kitą trikampį, antrąjį trikampį, tai žinom jo perimetrą. Tai dabar galim apskaičiuoti perimetrą trikampio MNO. Kas yra perimetras? Perimetras yra visų kraštinių ilgių suma. Tai sudėsim visas kraštines ir gausime perimetrą. Tai bus 15 plus 11 plus 18. Ir gauname 44 centimetrus. Tada galim apskaičiuoti panašumo koeficientą K, padalinę tuos perimetrus dviejų trikampio, tai didesnę dalinu iš mažesnio, bet galima ir atvirkščiai, bet man kažkaip patinka dirbti su didesniais skaičiais už vieną, tai dabar 44 dalinu iš 11 ir kai padalinu gaunu 4. Ką sako tas panašumo koeficientas? Tas panašumo koeficientas dabar mums sako, kad tas pirmasis trikampis yra 4 kartus didesnis už mažesnį trikampį. O mums reikia surasti to mažesnio trikampio kraštinių ilgius, tai mums reikės dabar kiekvieną tą kraštinę dalinti iš 4, nes tas antrasis trikampis yra 4 kartus mažesnis. Tai ir ieškokime, tai M1N1 bus lygus MN padalinta iš 4. Taigi 15 dalinsim iš 4 ir gausime 3 sveikus ir 75 šimtąsias centimetrų. Ir taip dabar su visom kraštiniam. Tai N1O1 bus NO dalinta iš 4. NO yra 11, 11 dalinu iš 4 ir gaunu 2 sveikus 75 šimtąsias centimetro. Ir taip pat M1O1, tai bus MO dalinta iš 4, 18 dalinu iš 4 ir gaunu 4,5 centimetro. Galim pasitikrinti, ar sudėjus visus kraštinių ilgius gausime 11, nes toks yra to trikampio perimetras. Sudėjau, tikrai gavau 11, reiškia viską apskaičiavom teisingai, galima rašyti atsakymą. Šitas veiksmas turėtų būti juodraštyje nurodytas ir atsakymas atrodo štai taip. 3 sveiki 75 šimtosios ir taip toliau su visom kraštiniam. Štai toks atsakymas ir judame toliau. Dar vienas uždavinukas, tai turim du panašiuosius trikampius ABC ir A1B1C1 ir jų atitinkamos kraštinės yra AB lygu 2 cm, o A1B1 yra lygu 10 cm ir trikampio ABC plotas yra lygus 6 kvadratiniam centimetram. Mums reikia apskaičiuoti trikampio ABC ir A1B1C1 perimetrų santykį. Taigi prisiminkime, kad tas perimetrų santykis yra ne kas kita kaip panašumo koeficientas. Tai jeigu reikia apskaičiuoti santykį trikampio ABC
ir trikampio A1, B1, C1, tai iš esmės mums reikia apskaičiuoti panašumo koeficientą K. Kaip jį galima apskaičiuoti kitu būdu, tai galim padalinti atitinkamas kraštines. Atitinkamos kraštinės trikampio ABC mes turim kraštinę AB ir tada kito trikampio turim paimti tą pačią atitinkamą kraštinę, tai bus A1, B1. Ir dabar, kai įsistatysim skaičius, tai 2 dalinam iš 10 ir gaunam 1/5. Tai atsakymas šitos dalies, kad panašumo koeficientas K yra 1/5. Ir visai nebūtina mums tų perimetrų turėti, mums užtenka turėti po vieną atitinkamą kraštinę. Gerai, o ką su plotu dabar daryti? Tai su plotu yra taip, kad padalinus plotus dviejų trikampių, tai S trikampio ABC ir S trikampio A1, B1, C1 jau gausim ne panašumo koeficientą, o to panašumo koeficiento kvadratą. Tai bus K kvadratu. Tai labai gerai, kad mes tą K apskaičiavom. Tai dabar vietoj S, A, B, C galim įsistatyti skaičių 6. Čia vis dar turim S trikampio A1, B1, C1, čia dar nieko negalim įsistatyti. Ir turim panašumo koeficiento kvadratą, tai reiškia mums 1/5 reikia pakelti kvadratu, kaip trupmeną keliam kvadratu, atskirai skaitiklį, atskirai vardiklį. Tai 1 kvadratu yra 1, o 5 kvadratu yra 25. Tai gaunam čia 25 ir vėl 105 sprendimo būdai, tai galim pagal proporciją išsireikšti, kad S trikampio A1, B1, C1 yra lygu kryžmai, va taip va sudauginu, tai bus 6 kart 25 ir iš to, kas liko padalinu iš 1 ir apskaičiavę gausime, kad tas plotas yra lygus 150 kvadratinių centimetrų. Ir užsirašykime atsakymą šito uždavinuko. Taigi atsakymas yra toks, kad K yra lygu 1/5, o plotas trikampio A1, B1, C1 yra lygus 150 kvadratinių centimetrų. Ir paskutinis uždavinukas šiandien. Tai turime lygiašonio trikampio ABC šoninė pagrindas yra lygus 30 cm, o šoninė kraštinė yra lygi 25 cm. Tai jeigu lygiašonis trikampis, tai jo šoninės kraštinės yra lygios, tai jeigu vienoje pusėje 25, tai ir kitoje bus 25 cm. Gerai, o trikampio A1, B1, C1 panašaus į trikampį ABC aukštinė nubrėžta į pagrindą yra lygi 4 cm. Raskite trikampio A1, B1, C1 kraštinių ilgius. Tai galim dar nusibrėžti ir antrą trikampį. Aš įtariu, kad jisai yra mažesnis. Ir mes jo turim tik tai aukštinę.
nubrėžtą į pagrindą, tai čia tegu būna H1 ir jinai yra 4 cm ilgio. Tai kaip dabar daryti? Tai mums reikės tada apsiskaičiuoti to pirmojo trikampio aukštinę, nubrėžtą į pagrindą. Tai čia bus raidelė H. Visas šitas ilgis yra 30 cm, o lygiašonio trikampio aukštinė nubrėžta į pagrindą yra ir pusiaukraštinė. Tai dalina pagrindą į dvi lygias dalis, tai čia bus po 15 cm. Kokiu būdu rasti aukštinę? Tai mes matom, kad nusibrėžę aukštinę mes gauname du stačiuosius trikampius ir jeigu žinom to trikampio dvi kraštines, galim apsiskaičiuoti trečią kraštinę Pitagoro teoremos pagalba. Tai iš stataus trikampio BHC BH kvadratu yra lygu BC kvadratu, iš ilgesnės atimu trumpesnę. Tai iš 25 kvadratu atimu 15 kvadratu ir gaunam 25 kvadratu yra 625, o 15 kvadratu yra 225, čia atėmę gaunam 400, tai jeigu BH kvadratu yra 400, tai BH yra 20. Reikia ištraukti šaknį, BH yra 20. Tai ką iš to turim? Tai galim apsiskaičiuoti panašumo koeficientą. Tai BH padalinta iš B1H1 yra lygu 20 padalinta iš 4, gaunam 5 ir čia skaičiavom panašumo koeficientą K. Tai ką mes dabar žinom? Žinom, kad mūsų pirmas trikampis yra didesnis už antrą trikampį 5 kartus. Tai jeigu mums reikia apskaičiuoti antrojo trikampio kraštinių ilgius, tai reiškia, kad mes kiekvieną tą kraštinę didžiojo trikampio turime padalinti iš 5. Tai A1 B1 yra lygu B1 C1, nes tai yra lygiakraštis trikampis ir mums reikia AB padalinti iš 5 ir kai 25 padalinsim iš 5, gausim 5, o kita kraštinė A1 C1 bus AC padalinta iš 5, kai 30 padalinsim iš 5, gausim 6. Ir viskas, čia ir yra atsakymas. Dar galim gražiai užrašyti, nes atsakymas yra pati svarbiausia uždavinio dalis, nes dažniausiai vertina tik atsakymą vieno taško uždavinukuose, tai būtina jį užrašyti ir čia dar buvo matavimo vienetai nurodyti, tai matavimo vienetai išlieka tokie patys. Tai šiandien tiek. Jeigu turite uždavinių, su kuriais jums sunkiai sekasi, tai galite juos atsiųsti man paštu, kurį rasite YouTube kanalo aprašyme. Mielai jum padėsiu ir jeigu klausimas bus pakankamai didelis, tai galėsiu įrašyti ir atskirą video ta tema. Tai šiandien tiek ir susimatykime kitoje pamokoje. Iki.